Jau šią savaitę istorinis įvykis. Kažkada Raseiniuose startavusios, daug metų po kitus rajonus keliavusios. Į Raseinių rajono kultūros centrą grįžta Žemaitijos regiono liaudiškos muzikos kapelų šventė Jurginės. Prieš 35 metus žemaičiai koncertavę Kauno Grok Jurgelėje nutarė, kad pala, ne viskas tinka ir patinka, o tai kodėl nesuorganizavus savo kapelų šventės? Nebūtų žemaičiai, susirinko, pasitarė ir padarė. Ir aš tada 91 metais pakviečiau į Raseinių kultūros namus, kur dabar centrinė biblioteka yra, žemaičių kapelų vadovus. Gaižauskas atvyko su Zuosele, Vytautas, aš čia turiu pasižymėjęs kai kuriuos, kad neužmirščiau, Vytautas Alenskas, Klaipėdos fakultetų dekanas, liaudies muzikos katedros jau kaip tik kapelų, toks kaip tėvas. Toliau kompozitorius Algirdas Klova atvažiavo, į smuikelį atsivežė. Algirdas Vyžintas, profesorius, liaudies muzikos katedros vedėjas. Ir tada mes nutarėm tokį dalyką. Svarstėm, kokį čia renginį mes galėtumėm suorganizuoti ir nevažiuoti į Kauną, o mes žemaičiai turim savo šventę. Kilo mintis, išsirutuliavo tokia, kad tai galėtų būti, nėra tokios šventės, Jurginės. Tai būtų ir Jurgio Gaižausko garbei lygtai, ir tie papročiai Jurginio, kai pavasarį bunda gamta, kai yra į laukus išleidžiami gyvuliukai, ganykla jau prasideda jiems. Aišku, tada, jeigu tokia šventė, tai kokį simbolį? Kažkam kilo mintis, kad, tai palaukit, gal tada darykim tą šventę keliaujančią, ne vienoj vietoj. Ir čia labai buvo gera mintis tokia, kadangi iki šiol, štai aš ir džiaugiuosi, nėra daugiau tokių renginių keliaujantis ir jie nenutrūkstantis yra. Ir štai botagą turim, kurį nutarėm tada, kas susieta su Jurginėm. Tai yra gyvulių išgenimas į laukus ir pavasaris, ir kad galėtų būti kaip simbolis tų švenčių botagas. Tai nuo mūsų tų švenčių prasidėjo ta tokia laisvoji kūryba kaip įteisinimas, kad štai vadovai, kiti žmonės nebaigę kompozicijos, turi teisę jie savo kūrinius duoti kitiem ir patys groti. Ir taip įvyko toks perversmas, kad mes nepralaimėjom, kad čia atsiskyrėm, o mes laimėjom, repertuaras pasidarė labai įvairus. O pasirodo, kad tie vadovai yra labai gabūs žmonės, daug iš jų, labai gabių žmonių. Ir štai iki šiol dabar turim repertuarą labai platų, kadangi kiekvienas vadovas jis turi savo kolektyvui būdingus bruožus gal, pas kitą groja profesionalai. Pas kitą gal kai kas ir iš klausos groja. Tai vadovas, žinodamas savo kolektyvo sudėtį, jis kūrinį pritaiko taip, ką gali atlikti jo muzikantai. Jeigu smuikas puikiai valdo instrumentą, jis parašo sudėtingesnę partiją. Vienu žodžiu, atsirado galimybė laisvai pasirinkti pagal sudėtingumą kūrinių, pagal savo manymą, kokie čia tiktų koncertai. Vis tiek kapelos grodamos žiūrėdavo į tai, kas patinka žiūrovai.
Nes jeigu tu parašysi kūrinį kokį labai jau liūdną tenais, tai nelabai kviesta koncertuoti. Vis yra šventės įvairios, renginiai įvairūs, tai ir repertuaras turėjo atsirasti įvairus. Ir aš skaitau tokius du svarbius dalykus, kad atsirado keliaujanti šventė iš vieno rajono į kitą. Kiekvienam rajone žmonės pamato šitokį renginį ir turtingą, įvairūs kolektyvai atvažiuoja. Žemaitijos regiono liaudiškos muzikos kapelų šventė Jurginės renginys suburiantis muzikantus ir liaudės muzikos mylėtojus bendram tikslui – puoselėti lietuvių etninės kultūros tradicijas ir išsaugoti gyvą muzikavimo dvasią. Ši šventė skirta kaimo kapelų atgimimo Lietuvoje pradininkui Jurgiui Gaižauskui ir jo žmonai Zoseliai pagerbti. Svarbiausias renginio akcentas – pereinamasis prizas Jurginių botagėlis. Jis kasmet atitenka geriausiai pasirodžiusiai kapelai. Laimėtojai įgyja teisę kitais metais organizuoti šventę savo krašte. Todėl Jurginės kasmet keliauja per Žemaitiją. Šiemet šventė sugrįžta į savo gimtinę – Raseinius. Po 10 metų pertraukos, kai miestas neturėjo kultūros centro, Jurginės vėl suskambės visa jėga. Renginio istorijoje svarbi vieta tenka Gintautui Grigaliui, vienam iš šventės pradininkų ir ilgamečiam kapelos Dubisa vadovui, kuris organizavimo vairą perdavė Dainiui Maslauskui. Na ir ką galima pasakyti, dabar jau aš tikrai netikėjau tuo, kad sulauksiu nenutrūkstamo šventės 35 metus ir štai dabar su Dainium kartu sėdėdami galim pasidžiaugti, kad Dainius perima botagą į savo rankas, turi gerą kolektyvą, dar, štai pasikalbam su muzikantais, programa, jo repertuaras yra linksmas, toksai priimtinas kiekvieno žmogaus širdžiai. Ir dabar šitą kapelą, nors jie groja senoviškus kūrinius, bet kas įdomu, juos mėgsta ne tik tie vyresniai žmonės, ir jaunimas šoka aikštėse. Na tai man labai smagu, kad pavyko Dainių prisivilioti į Raseinius ir kad toks žmogus atsirado čia, jis užaugo muzikos mokykloje mūsų ir štai paims tą botagą, dabar jau 6 metai tikriausiai, ar ne? Taip. Kaip su kolektyvu? Ne, su kolektyvu bus 5. 21 metai buvo pradžia, atgimimas kaip ansamblio, tai 21 metų rugpjūtis buvo mūsų pirmoji repeticija. O jau rugsėjo mėnesį miesto sode buvo koncertas, Rudens bendrystės sodas, kai būna šventė. Tai ten pirmą kartą koncertavom ir gražus jauno kolektyvo 5 metų jubiliejus šiemet. Va, kaip gražu. Tiesiog muzikantų turbūt kiekvienam yra įvertinimas tas, kada salė, publika reaguoja į tavo muziką, kada sulaukia aplodismentų, kada šokėjai pradeda šokti, judėti, tada yra geriausias įvertinamas muzikantui. Na ir žinoma, botagėlis, tas mūsų brangusis reliktas, šiokia tokia ir intriga yra, kurgi jis nukeliau šiemet, tai tos paslapties tikrai neišduosim, vis tik pagal tradiciją geriausiai, smagiausiai, šauniausiai pagrojęs kolektyvas išsiveža į savo kraštą. Na, o kas tai bus, pamatysime balandžio 25 dieną. Balandžio 25 dieną Raseinių rajono kultūros centrų koncertų salėje susitiks kolektyvai iš Skaudvilės, Kelmės, Šilalės, Rietavo, Šiaulių, Skuodo, Kretingos rajono, Plungės ir Raseinių. Jurginės ne tik muzika, tai tradicija jungianti kartas. Tai čia su Virginija Našlėnienė, Magdelė legendinė. Tada dar viena nuotrauka. Tas susirinkimas Jurginių. Čia va Jurgis Gaižauskas su žmona, visa kūrybinė ta grupė. Čia ir straipsniai, čia Raseinių muziejaus medžiaga.